Ties 48, sakykit, kaip seniai čia gyvenat? Nu, aš gyvenu tik tai 12 metų. O, tik tai čia pasikeitė. Kai pradėjo namą administruoti. Viskas pasikeitė kardinaliai, žinokit, aš niekiek neperdedu. Dabar taip, mokat centinai servisko? 20 eurų. 20 eurų. Dabar iš vis jau 2 mėnesiai reikia pagalvoti, va čia kai vadovauja. Aš taip pažįstu žmonės, aš matau, kad šie vadovai yra labai nuoširdus. Sąžiningi, tu jiems gali ir naktį paskambinti ir tikrai atsilieptų. Kada paskambini, visada atsiliepia. Pirmas mėnesis jau ataskaita, išvardinti visi darbai. Labiausiai įspūdį padarė, kad pagaliau yra jūsų daugiabučio administratorius, su kuriuo galima bendrauti, kuriam galima parašyti, paskambinti ir jis iš karto sureaguoja. Taip, jūs neįsivaizduojat, kokio čia stropumo žmonės. Jie kiekvieną dieną čia laksto, stebi, jūs pasižiūrėkit, kaip atrodo fasadas. Šitas stoginės išdažytas, soliukai per pirmą mėnesį. Jūs pasižiūrėkit, kiek per pirmą savaitę, tai iš vis mums labai daug nemokamai darbų, va tokiems kaip aš, pensininkams, kur kiekvienas euras svarbus. Tai žinokit, profilaktiką atliko, diagnostiką ir nieko nemokėjom. Tai pažinties proga. Jo, susitempė visą techniką, žinokit. Ir aš netgi mačiau tą televizorių, kaip atrodo visas tas stovas. Įsivaizduojat? Va, į virtuvę. Viskas. Nu, tai žinoma, kad taip. Taip, užtat, kad kimšos visą laiką problemas. Jūs pasižiūrėkit šaligatvis, va, čia, kur tie yra gluosniai. Tai va, viena plytelė tik tai buvo. Nei praeit, krūmai baisiausi, iškirto tos krūmus per pirmą savaitę. Nuvalė visą dangą antrą juostą, įsivaizduojat, dabar gali ir žmogus prasilenkti ir su vežimėliu, ir invalidų vežimėliu, ir mamytė su vežimėliu pravažiuoti. Visą dieną vyrai dirbo juodai su karučiais, vežiojo visą tą šlamštą. Aš sakau, per 12 metų pirmą kartą. Va, apkirpo veją. Žolė šienaujama. Nu, žinokit, ataskaita parašyta, mokesčiai perpus mažesni. Gražus bendravimas, nuoširdus, kultūringas. Va. Ir kreipia, jie svarbiausia, žinokit, kreipia į kiekvieną smulkmeną. Nu, tik tai pasakyk, ką nors, viskas jau padaryta kitą dieną. Nu, žinokit, aš galvoju, kas čia per stebuklų kraštas dabar. Tikrai niekiek neperdedu, žinokit. Va. Matosi, kad jūs nuoširdžiai labai džiaugiamės. Taip, labai džiaugiamės. Ką galėtumėt palinkėti, nežinau, perduoti kitų daugiabučių gyventojams, kurie dar neturi tokios. Jie iš pavydo greit numirs. Jeigu jie ateina, va, apžiūri, kaip atrodo mūsų aplinka. Ir paklausė, kiek moka dar už visą šitą. Taip, 20 eurų. 20 eurų. Nu, ar yra skirtumas, kur mokėjom 50, 48. Per metus, per 10 metų, čia didžiulis. Bet įsivaizduojat, ir dar kas, pasėmiau, žinokit, ką pasėmiau, pasižiūrėt. Nu, kur aš čia dabar pamečiau, Ai, va, pasižiūrėkit. Atliktų darbų ataskaita. Čia pirmą savaitę. Okay, taip. Va, pasižiūrėkit. Skaitykit. 3 laiptinės rūsyje pakeistas 5 metrų ilgio nuotekų vamzdis su 3 šakių. 3 laiptinės rūsyje pakeista ten dalis šalto vandens ir taip 4 laiptinėje, 4 kokie atlikti darbai, pasižiūrėkit, va. Dabar, va, į šitą paskui. Tai per pirmą mėnesį. Pirmą mėnesį ir iškabinta tas, pasižiūrėkit, kiekvienam žmogui taip įmestai pašto dėžutė ir dar lentoje iškabinta. Dabar žiūrėkit, pastaba, visi darbai buvo atlikti neatlyginamai. Supratau, ta prasme, nieko papildomų, jokių sąskaitų jums už tai nestatė. Dabar dar kas, žinokit, niekaip nesuprantu, kas man galės atsakyti. Reiškia, dabar, kaip jie pristatė čia mums tos mokesčius, tai parašyta namo sutaupytos lėšos namui. Nu, tos kaupiamosios lėšos. Pasižiūrėkit, dabar pažiūrėkit, va, per pirmą mėnesį, pažiūrėkit, 8-9 mėno, centina servis, pažiūrėkit. 2734. Sukauptos lėšos šito namo galimom avarijom likviduoti, remontuoti ir panašiai. Dabar žiūrėkit, tyčia pasižymėjo administracinės paslaugos 0,63 centai. Nu,
Kai sako, ar kyla daugiau klausimų, nekyla. Labai džiaugiamės, labai laimingi ir dėkingi esam. Viskas. Tai ačiū Jums labai, kad pasidalinat. Labai malonu. Malonu. Ačiū.